Tai va, važiuoja mašina, žinot, Žigulys, iš Kermošiaus viskas tvarkoja. Sugedo vidury kelio. Privažiuoja Mercedes'e, sako, gal tau senelį padėt. Nu, sako, jeigu gali senelį patrauk, sako, biški man mašinti. Gerai, sako, bet jeigu aš per greit važiuosiu, tu mirksėk lempam. Nu, gerai, važiuoja, žinot, ir BMW privažiuoja, sako, gal palenkniaut. Nu, sako, bandam, ir jis užmiršo, kad kažką tempia. Tai važiuoja jau 130, važiuoja 170, iš galo mirksi šitą Žiguliuką ir per policiją tiek žuh. Vienas pasižiūrėjo, sako, tu matai, sako, kaip važiuoja mašinas, lenkniau, gal gaudam. Sako, kas tu durnas, sako, nematai, kad Žiguliukas iš galo važiuoja ir dar sako, mirksi lempam, durnį pastraukėt. Prastas sukibimas labai, jeigu taip atvirai. Stabdymo zonose žiauriai nestoja mašina, sukibimas prastas ir bus sudėtinga. Stengsimės kažkaip tai įsilaikyti ant kelio, bet tikrai nepaprasta. Labai dar iki šiol sunku perprastą dangą, nes momentais kartais gerai laiko, momentais kartais truputį laisviau. Tai danga yra tokia, kokia yra, aišku, labai neįprasta važiuoti žiemos ralį ir matyti žyrą, ir ypač dar, kai jisai dulka. Iš tikrųjų labai yra keista, neįprasta, bet manau, kad kažkokia naujovė ir bus įdomu. Turiu atstovą spaudai naują, neturiu komentarų. Ką, tokia miela, dandukai gražus, aptingusi figūrytė, ugnis ir ledas, kaip ir tokia svarbiausia. Mašina atitinka kaip rytės spalva, tau saulė. Prastą startą, gerų varžybų baigas. Ate, mes įsimylim, yra utena jėga. Taip įsivaizduoju, kokių 3 ralių reikės, kad daugiau mažiau grįžti tempą, kurį turėjau prieš daugiau nei metus. Nes visus metus atostogavus, tai vėl viskas, kaip aš sakau, išsiderinę. Šitam raliui aš ten jokių tikslų apart finišo savo daugiau nekeliu. Tik tai, kad taip keistai labai prasidėjo man kol kas. Labai kažkaip ryte skaudžiai kritau namuose ir tokį lengvą smegenų surinkimą dabar turiu. Tai toks visą dieną su pykinimai, su visko, bet ta prasme, tas nekenks ten važiuoti, viskas kaip ir gerai. Gaila, kad sniego nėra. Toks šiek tiek tai tiek laužimo, tiek gal tiem ir žiūrovom nebus taip įdomu, ten dulkantis tas žvyras šalės, bet šiaip viskas gerai, vinteris kaip vinteris, visą laiką fainiai susukti, roželiai, turėtų būti viskas smagu. Bandysim biškį gal gazą užmesti, su nauju su šturmanu, pažiūrėsim, kaip vyksta, naktiniai dopai laukia, turėtų smagu, daug laužų, gal žiūrovų matysim, tai va. Turėt kiek nors treniruočių su šturmanu, kad ne, iškart važiuom net su šitą mašiną, čia dabar irgi ne mano mašina, yra kita, tai net nevažiavęs nei 1 kilometro, bandysim tiesiai greičio ruožą ir man atrodo, kad pažiūrėsim, kas gausis po nakties. Mums žiemos ralis visada yra Dakaras iš tiesų, nes suorganizuoti tokio didžio renginį, kuriame dirba beveik 1000 žmonių renginio dieną, tai yra tikrai labai didelis Dakaras ir dažnai žiūrint iš šono taip netrodo, bet turi įdėti labai daug pastangų, kad tas renginys būtų toksai gražus, koks yra. Aš manau, kad bendrai paėmus, matyt, truputėlį gamta pagazino tam tikrą kiekį dalyvių. Manau, kad šiaip bendrai paėmus Lietuvoje gal dabar ralio sportas yra šiek tiek tam tikroje duobėje, bet tai yra darbas, kurį mes visi turim padaryti, kad jisai vėl atsigautų. Tai manau, kad su federacijos pagalba visi susistumsim pečiais ir padarysim geriausia, ką galim.